Šiandien gal pašnekėsim apie apdailą. Yra labai svarbu visų pirma prieš atliekant apdailos darbus arba glaistymo darbus pasirinkti ir tinkamą tinko rūšį. Nereikėtų planuoti standesnio tinko ant minkštesnio pagrindo, jeigu norim išvengti trūkių. Kitas svarbus aspektas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis tinklą, tai ekologiškumas. Mums reikės gyventi toje aplinkoje, tai svarbu, kad tie tinkai būtų ekologiški. Tai vat gipsiniai tinkai, bent jau mūsų, yra gaminami iš natūraliai iškapsto gipso, tai yra natūrali gamtinė medžiaga, be to gipsiniai tinkai Knauf pagaminti visi turi aukščiausią M1 emisijos klasę, tai reiškia, kad juose nėra iš žmogaus sveikatai kenksmingų junginių. Dar labai svarbu, kiek ir mes glaisto sunaudosim ant vienokio ir kitokio paviršiaus. Pabandykim tada suvokti, kiekgi to glaisto reikėtų kvadratiniam metrui. Dabar mes turim čianais pasiruošę keletą pavyzdžių. Turim glaisto sudozuoto po 250 gramų į indelį ir pabandysim dabar nuglaistyti. Turim užtrintą kalkių cemento tinko paviršių, dabar mes pabandysim jį ir padengti. Glaistas šiam bandymui yra naudojamas Knauf Super Finish, tai yra paruoštas naudojimui, polimerinis glaistas, mes įvardijam kaip universalų glaistą, išglaistę. Padengiam pirmą sluoksnį glaistą. Turim jau iš anksto užglaistytą pavyzdį vienu sluoksniu, tuoj mes pakeisim pavyzdžius. Taip atrodo išdžiūvęs glaisto sluoksnis, matome, kad jo tikrai mums bus maža, už tai, kad kai kur net ne visai pilnai pavyko mums padengti grubesnę tinko frakciją, akivaizdžiai matoma, kad reikės dar kartą glaistyti. Taip mes ir padarykim. Imsim antrą indelį, kuriame taip pat yra 250 gramų glaisto ir išglaistysim visą jį ant šio paviršiaus. Ir dabar ką mes gaunam? Mes gaunam du sluoksnius. Pirmas, antras, kurį kaip Aivaras, kad ir užtepė, jisai nušlifuotas, jau tinka dengti dažų sluoksniams, jau defektų kažkokių nebesimato. Dabar pažiūrėkime, kiek to glaisto reikės ant gipsinio tinko. Paviršius tampa žymiai glotnesnis negu kalkinių cementinių tinkų. Aivaras padengė, gal parodys, kaip atrodo. Pavyko glaistą išlyginti gražiau negu pirmą sluoksnį ant kalkių cemento tinko ir ką mes gauname išdžiūvus. Mes matom, kad netgi vieno sluoksnio pakanka uždengti ant gipsinio tinko, jį nušlifuoti ir nudažus gauti tokį pat rezultatą kaip ir kalkių cemento tinko. Mes sunaudojam po 25 gramus glaisto gipsiniam tinkui, o kadangi 2 indelių reikėjo ant kalkių cemento, tai 500 gramų. Išvertus į kvadratinį metrą gautųsi, kad ant gipsinio tinko reikėtų 800 gramų, o ant kalkių cemento tinko reikėtų 600 gramų. Tai yra dvigubai daugiau ir dvigubai mažiau glaisto. Čia ir pasižymė ekonomiškumas, juk mums svarbu vis tik tai ne tik, kad gražios patalpos būtų, bet kad jos būtų ir gražios ir galbūt ir kainuotų šiek tiek mažiau.